Labas rytas, ponios ir ponai. Mano vardas Tomašas Potkulis. Norėčiau Jums pristatyti vieną iš geriausių masalų upėtakių žvejybai. Tai yra slėnktinės varna. Tai yra Libra siūlomas masalas, kuris sukėlė daug triukšmo. Ji turi labai geras animacinės savybės tiek aktyviam žvejybos būdui, tiek žvejojant tiesiog srovėje. Iš esmės masalas atlieka visą darbą už mus. Tai yra didelio slieko, tokios rasės slieko imitacija. Pakanka švelnių masalo judesių, švelnių srovės judesių. Masalas atgyja. Tai yra masalas, kurį paprastai balansuojame gana lengvai. Sakykime, nuo 1 iki 5 gramų. Čia kaip tik turiu Embryon Twister 7 colių. Net ir su pačiu lengviausiu svoriu ši guma jau mojuoja uodegą ir iš tikrųjų vilioja lydekas bei kitus plėšrūnus pulti. Kaip Tomas anksčiau sakė apie mūsų slieką, paprastą masalą, tai Embryon Twister turbūt dar paprastesnis naudoti, nes iš esmės tereikia jį tolygiai traukti, o uodega visą darbą padarys už mus. Dar tik pridursiu pabaigai, kad būtinai išbandykite šį masalą gaudydami lydekas gegužę, labai seklioje vietoje, su labai lengvu svoriu, vedama labai lėtai. Patikėkite manimi, jei išbandysite šį masalą būtent tokiomis sąlygomis, tikrai nenusivilsite ir pagausite daug gražių žuvų. Predator versijoje taip pat turime Embryon Shad. Tai masalas ultralikt mėgėjams, sakykime, 2 colių versijoje, skirtas labai subtiliam žvejybos būdui. Tai mailiaus imitacija. Pažiūrėkite, kaip jis juda. Tai labai panašu į ką tik išsiritusią mažą žuvelę. Šį masalą aprūpiname labai, sakykime, netgi mažyčių 1 ar 2 gramų svarelių. Jį vedame tolygių judesių arba leidžiame kristi. Gegužės birželio laikotarpiu, kai vandenyje labai daug išsiritusio mailiaus, tai labai vilioja įvairių rūšių žuvis, tiek plėšrūnus, tiek taikiąsias žuvis. Taip pat galime naudoti ir specialius kabliukus džigų galvutės. Jei žvejojame tarp augalijos, galime naudoti mažus ofsetinius kabliukus. Čia turėjome gana mažą masalą. O aš vėl ateinu su tokiu štai kotletu 8 colių Kraken Shad, tai dar vienas Predator serijos masalas, skirtas didelių lydekų žvejybai. Šis masalas šiek tiek skiriasi nuo Embryon Twister, visų pirma kitokia uodegos forma, todėl juda visiškai kitaip. Tai masalas, kuris labai gerai pasiteisino testavimo fazėje. Labai gerai veikia tolygių tempų, puikiai juda ir švelniai pagreitėjus, pradeda dirbti su mažu svoriu, tačiau čia nesudėtinga uždėti ir 12-15 gramų svorį. Čia jau kitoks veiksmas, bet toks pat veiksmingas. Čia visą darbą atlieka būtent ta uodegėlė, kurią, tiesą sakant, labai stipriai jaučiu ant meškerės. Ji neįtikėtinai šluoja vandenį. Šis masalas visų pirma atsirado ir dėl jūsų, nes dažnai girdime, kad su Libra masalais jau sėkmingai gaudote upėtakius, ešerius, šapalus. Norėtumėte pagauti ir kitų žuvų. Ir būtent jūsų dėka mes pasiryžome sukurti masalus, tinkančius jau visiems plėšrūnams. Norėčiau Jums pristatyti kitą masalą. Tai dar viena raudonojo slieko imitacija su specialiu išlenkimo profiliu, kuris lemia, kad masalas pats savaime pradeda judėti, plaukdamas srovę. Ji yra labai minkšta ir labai elastinga. Čia animacija meškerės viršūnėje gali būti itin subtili. Šis masalas puikiai tinka gaudyti pasyvias, nekibančias žuvis. Šis masalas gaminamas 2 dydžių. Aš ant rankos turiu būtent 95 dydžio masalą. Taip pat yra ir 65 mm versija. Masalą taip pat ginkluojame gana lengvai, užtenka net pusės gramo, o 5 gramų riba leidžia įvesti per visus vandens sluoksnius. Galime naudoti tiek klasikinį džigą, tiek ir tradicinį kabliuką su svareliu. Dar pridursiu, kad labai geras būdas ginkluojant šį masalą, šiek tiek jį palenkti ir užmauti šiek tiek aukščiau ant kabliuko alkūnės. Tada gausime dar didesnį palenkimą ir kiekvieno judesio metu masalas dar labiau susisuks. Be to, pasidalinsiu su jumis dar vienu triuku, kadangi šiandien čia susirinkom. Šios masalus taip pat labai paprasta natūraliai perdaryti pagal savo poreikius.
paimame žirkles, visada galime patogiai patrumpinti šios masalus, pritaikyti juos prie žuvų, esančių mūsų žūklės vietoje ir tuomet galime, pavyzdžiui, efektyviau apžvejoti pasirinktą vietą. Tai žinomas metodas net ir svarbiausiose varžybose, tokiuose kaip Lenkijos Grand Prix. Priklausomai nuo gaudomų žuvų pritaikome masalo ilgį, nes varžybose kartais pagauname didesnių, kartais mažesnių žuvų ir, tarkime, tokį fletvarm masalą galime labai greitai pritaikyti prie esamų sąlygų. Ir dabar iš už nugaros pasirodysiu aš su paskutiniu masalu šios prezentacijos metu ir tai bus paskutinis masalas, bet tuo pačiu ir pirmasis, kurio čia visai nemesime. Dėl Libra Lures prekės ženklo masalų dabar galime žvejoti bet kokiu būdu. Vertikali pelaginė žūklės technika, o su ja tokie masalai kaip čia mano rankose laikomas Gobio 7,3 kolė. Pažiūrėkite, kaip šis masalas elgiasi vandenyje. Aš tiesiog pažodžiu įdėsiu jį tik į vandenį. Ir iš tikrųjų tai, kad vanduo čia banguoja, jau sukelia visų šių pelekėlių esančių šiame masale virpesius ir tai leidžia mums efektyviai gaudyti sterkus, lydekas, šamus. Šias vibracijas plėšrūnai tikrai gerai jaučia. Kai tik savo echolote pamatote kokį nors plėšrūną, jis tikrai nepraeis pro šį masalą abejingai. Ir klausykit, šios detalės atkurtos pagal Grundelą tikrai atlieka savo darbą, ką beje galite pamatyti ir nuotraukose mūsų Libra Lures profilyje Facebook-e, Instagram-e, taip pat TikTok-e, o taip pat ir mūsų YouTube kanale, kur šiemet bus daugiau medžiagos tiesiai nuo vandens, kur tikrai pamatysite šių masalų efektyvumą. Bet tai jau galite padaryti apsilankę mūsų svetainėje www.libralures.com, kur rasite mūsų naujausią 2025 metų katalogą. Ten rasite Mateušo, Michalo nuotraukas, kurie jau žvejojo ir bandė šios masalus, testavo juos ir pagavo gražių sterkų bei lydekų. Ir tai būtų viskas. Ačiū už šiandien ir iki pasimatymo. Iki pasimatymo.